Petras Vaičiūnas, 20 amžiaus pirmosios pusės lietuvių poetas, dramaturgas ir vertėjas. 1907 metais baigęs Ukmergės keturmetę mokyklą. 1914–18 metais gyveno Petrograde. Studijavo psichoneurologijos institute ir tame universitete dirbo švietimo ir kultūros įstaigose. Dramaturginis debiutas įvyko 1916 metais kovo 6 dieną teatre Kryvojo zirkalo, kur labdaringame vakare buvo suvaidinta pirmoji jo pjesė Pražydo nuvytusios gėlės. Petras Vaičiūnas buvo vienas besiformuojančio profesionalaus lietuvių teatro organizatorių ir vadovų, vėliau pirmasis jo dramaturgas. Savo veikaluose gvildeno aktualias tautinės, socialinės ir moralinės problemas. Tapo ilgamečiu Kauno teatro rekordininku, kas sezoną parašydavęs po naują dramą. Parašė daugiau kaip 20 pjesių, virš 20 dramų, išleido 5 poezijos knygas, iš lenkų, rusų, vokiečių, prancūzų kalbų vertė grožinę literatūrą ir vadovėlius. Jonavos rajono Piliakalnių kaime yra išlikusi Petro Vaičiūno sodyba, kurioje veikia muziejus. Jonavos centre pastatytas paminklas. Petro Vaičiūno vardu pavadinta Panoterių pagrindinė mokykla.